Ir tai parodo, kad gerbiamo Juozo ir Gerumo Ąžuolo mintis bendra, kad reikia įprasminti ekscelencijos prezidento Valdo Adamkaus šimtmetį ir mūsų pasiryžimas pasodinti šitą giraitę, tai yra palikimas ateities kartoms. Tai visiems geros nuotaikos, gerų emocijų, daug meilės, kad visi ąžuolai prigytų. Pirmininkė, prašom būti darbininkas, o mes čia prižiūrėsim. Tai labai džiaugiuosi, tikrai urėdijos jau ilgametė iniciatyva. Ir labai daug kalbame apie tai, kad miškininkai kerta miškus, bet man atrodo, kad šita akcija, kuri vyksta kiekvieną pavasarį, parodo tai, kad miškininkai daug investuoja į mūsų žaliasias erdves, miškininkai atsodina ir puoselėja mūsų miškus. Ir ne tik tai jie daro, bet jie kviečia ir visą visuomenę prisidėti prie šito labai kilnaus tikslo. Šiais metais švęsime 100-asias mūsų ekscelencijos Valdo Adamkaus gimimo metinės. Tai iš tikrųjų nuostabus žmogus, eruditas, daug davęs mūsų tėvynei ir sodinant medelį irgi kviečiam tiesiog visus prisiminti tas pagrindinės vertybės, kuriomis jisai gyvena. Tai yra pagarba tėvynei ir pagarba gamtai. Mes su juo pradėjome ąžuolynų sodinti 2010 metais. Pasodinom labai prasmingą Žalgirio 600-ųjų mūšio metinių ąžuolyną. Šitas ąžuolynas grynai mūsų Gerumo Ąžuolo iniciatyva, kaip padėka jam už dalyvavimą, už globą, už jo nuolatinį rūpestį ir mūsų miškais. Šitas renginys yra padėka jam. Aš manau, kad pirmiausia mums reikėtų pasidžiaugti, kad kokį žalią kraštą mes turime. Jeigu pokario metais buvo miškingumas 12%, šiandien turim 34%, tai yra tikrai visas nuoseklus miškininkų ir bendruomenių darbas, kad mes tikrai turim žalią šalį. Jau nuo kovo pabaigos tenka maloniai stebėti ir džiaugtis, kaip bendruomenės, įmonės, organizacijos, verslai tiesiog patys kreipiasi į urėdiją, prašo plotų, medelių ir tiesiog nelaukia nacionalinio miškasodžio, o patys imasi tos iniciatyvos ir sodina. Tai gera širdį tiesiog. Ir jau pirmais metais, 2016 metais, visuomenė įsitraukusi į tą gerą darbą, kartu darydama su miškininkais, pasiekė Lietuvos rekordą. Apie rekordus mes nekalbam, nes jau pasodinti per nacionalinį miškasodį milijonai sodinukų. Ir tame tarpe ne tik tai atkuriami yra miškai, ar ne, bet ir sodinami nauji, o tai yra didelė prasmė, nes kuo daugiau tų miškų, tuo švaresnis oras, tuo daugiau Lietuvos, žalios Lietuvos mums visiems ir mūsų anūkams. Šiemet akcija tikrai įspūdinga, nes užsiregistravo daugiau negu 12,5 tūkstančio žmonių, bus pasodinama beveik 3 milijonai naujų sodinukų ir visas miškasodis skiriamas ekscelencijos Valdo Adamkaus šimtmečiui. Tai tikrai įprasminti jo padarytus darbus, jo rūpestį Lietuvos aplinkosaugai ir Lietuvos miškais ir prezidentui linkime stiprybės.